Sveiki, skorpionai. Iki savaitės vidurio privalote būti labai atsargus, nes dar kol kas ir Marso padėtis tokia labai kovinga, gali jūs išbalansuoti ar sudirginti ir iššaukti kažkokį tai neplanuotą konfliktą. Ir šiaip visa ta būsena, tuo labiau papildyta Mėnulio pilnatimi, gali tikrą tokį atominę bombą sukurti. Taip, kad dar iki savaitės vidurio sėdite kaip pelės po šluotą. Na, o po to vis minkštėja, gerėja, jūs linksmėjate, emocinis fonas puikus, tik tai nereikėtų prašyti nei geresnės algos, nei kažkokių tai siekti pasiekimų veikloje darbe ir, aišku, netidarinėti naujo verslo ar kažkokių tai pasirašinėti sutarčių. Dėl to reikės palaukti kitų metų sausio, o dabar sėdite, daug ilsitės ir džiaugiatės gyvenimu. Labai seksis tiem, kurie esate kūrybiniai darbuotojai arba kurie sėdite prie popierių. Na, pavyzdžiui, buhalteriai, ekonomistai, kurie ten su skaičiukai žaidžiate, draugaujate, jiems bus tas pats taip pat labai palanku. Taigi, mėly skorpionai, kuo daugiau kūrybos, kuo daugiau irgi poilsio ir, na, rutina geriausia draugė šią savaitę.